Čia. Nu, ne, čia gaidiškas intro buvo. Karočią. Nu ką, sveiki prisijungę prie manęs sekantį video, į ką hebrytę vyksta mūsų unboxingas. Ir žodžiu, vis tiek aš biškelį hebrą nesusilaikiau ir gavosi taip, kad aš kai ką nusipirkau. Ir dar ne vieną, o 3 dalykus. O kompo upgrade'ai, karočių. Tai va, tai pamaniau, kad reikia įrašyti video apie tai ir bus dalinai, nes kaip ir šiandien įrašysim vieną video, kaip su, nu žodžiu, labai daug nepasakosiu, nes nenoriu nieko įspoilerint, tai žodžiu keliausim prie mano unboxingo, žodžiu. Kas yra tuose vasintuose paslėpta? O visai toks įdomus dalykas. Čia tik taip iškelį sumažinsim kojas. Bet arba kažkaip mums reikia, nežinau, padaryti, kad mums, nežinau, ar gerai matysis. O gal ir visai gerai matysis. Na. Pabandom taip, ne? Įsirašyti. Nu ką, žinau, kaip ir, manau, gal ir kaip ir gerai bus. Žodžiu, hebrytė. Einam, atidarom, kaip sakant, pakuotės. Vienas iš upgrade'ų tai bus, bet tai čia bus, darysim su kitu video. Mes čia darysim, bet tai klausimas, kodėl taip. Bats. Nes mano testikai parėjo, tai teko kaip ir pirkt naujus ir nusipirkome DDR4 kaip ir naujus ramus. G-Skill 3600, DDR4, šiam 4 gigų ramų ir visai daug ir nesumokėjau, kaip sakant. Gal mes šitą dėžę paliksim sekančiam video, kur mes darysim detalesnį kompo ardymą, ramų keitimą ir visą kitą. Tai žodžiu, paliksim mes kitam kartui. Tada keliaunam prie kitos dėžės. O labiausiai, kas tai mano. Tai va. Ir kas kartu keliaus su tuo, žiūrim, ką čia visos blombos vietoj. Bet nežinau, ar kodėl va ir kodėl aš jau įsivaizdavau, kad dėžė bus didesnė. Ir mes nusipirkom naują RTX 500 Ti 16 gigų. Tai tas visas unboxingas ir kompiuterio toks biškai update'as ir detalių keitimas. Tai čia bus sekantis video, kaip ir mes kol kas, kaip sakant, mes visko iš karto nieko nedarysim, tai mes paliksim, kaip sakant, tą visą vėliau atidėsim, bet ką mes šiandien, tai mes tai pažiūrėsim. Tai va, jos vadinasi Logitech A50, Logitech Astro A50, 5 kartos. Tai čia kaip ir bevėlės ausinės, ką čia turi tipo Placing Audio, Lightspeed, Pro G Graphene, kažkokie, ar kaip ten tas Dolby Atoms, tai čia turėtų ir Bluetooth, kaip sakant, lygiai tinkamas kaip ir Xbox'ui, PlayStation'ui, kompui ir dar mobile gaming. Tas pas, kaip sakant, galima visi ir atsidaryti. Biškelį kaip pasireguliuojam biškeliamas jūs, kad geriau matytųsi. Tai va, ir kaip sakant, atidarom. Gal nežinau, gal biškelį negerai tas prie lamo, gal keičiam, gal sakyčiau, tą rakursą. Tai va,
bus gal geriau taip kol stalas. Geriau matysis. Visa kita, nu, galbūt bus vis tiek geriau. Taip va, keliaunam juos, atidarom. Atidarom. Ir tikėkimės šitos ausinės tikrai jos manęs nustebės, nes aš kiekas žiūrėjau tuos review, tai kaip ir jos tikrai. Ir kaip čia dabar jos, dabar tu man paaiškink, atsidaryti dabar turės. Ir... jau matau. Sakant. Wow, okei. Kodėl man jos atrodė didesnės? Man ausinės. Jo, kaip sakant. Nu, gal jos nebus ant tiek, kad kaip ir nepatogios mikrofonos Buds, ne? Gali patilinu, ne? Nu, mikrofonas tai kažkaip labai juokingai atrodo. Nu ką, gerai. Žiūrim, kas toliau eina dėžėje. Taip, dokumentacijos čia visokios. Sakant, pajungimo instrukcijos. Naudojimo biurokratija vadinama. Ir tas vadinamas, kaip sakant, charging dockus. Čia kur ausinės statysis ir jos kur krausis. Tai kaip sakant, čia USB Type-C visos jungtys eina. Tas pats kaip ir pajungimas ir specialiai pažymėtos kompui, PlayStation'ui ir Xbox'ui. Okay. Ai, matai, čia koksai prikolas, turi kaip ir adapterius, bet jie kaip ir užsimauna. Čia va, angliška versija ir mūsų europietiška. Ir Buds. Eik tu savo. O kodėl taip seniau taip nieks nepadarė, man įdomu. Tokią nesąmonę, kad va, nereikėtų ir jokių adapterių pirkti, bet aišku, čia neaišku, ant kiek ten jisai, kaip sakant, patogus tas reikalas, bet visai prikolnas pasiėmė. Buds. Ir viskas, ir europietiška versija. Čia mygtuką paspaudė. Ir galiu pakeisti į kitą, į anglišką versiją. Buds. Eik tu savo. Įdomi, patogiai. Nu, Logitech'as taip įdomiai sugalvoja, galiu pasakyti. Žodžiu, nu, kaip mums šitos versijos nereikia, tai mes kaip ją ir, kaip sakant, paliksim viduje. Mes pasiliksim europietišką versiją. Ir čia, kur užsidės tos ausinės iš šitos į tarpus, šitos vadinamus, ir ausinės, jos taip ir turėtų būti taip va jos. A, jie dar ir su magnetais dar. Prikolnai. Tai čia jeigu matysit, to čia pačiai leisiu jūs apačion. Tas vadinamas charging dockus. Ir čia yra du kontaktai kairiai ir vienas dešiniai. Tai žodžiu, jie ant magnetų, Buds, ir kai tu nežaidi ir nenaudoji, tiesiog tu juos pats ir pastatai. Aišku, ausinės, jas gali belia kaip vartyti, beveik. Tas aišku, mygtukai, Bluetooth,
įjungimas, power, on, visą kitą. Nu, gal ir bus patogu, sakyčiau. Tikėkimės. Ir kas man patinka, šitie keičiasi. Jeigu tau nepatinka ar jų formos, ar kad tie standartiškai, jie atskirai perkasi ant tų magnetų. Ir gali jos pasikeisti. Arba susidėvėja, arba kas jom, tiesiog žodžiu, jos ir gali pasikeisti. Ir dabar galvoju, ir kur laidas dabar. Man pasakė, oi laidas čia bus. Ir laidas visai netrumpas, galiu pasakyti. Tai visai gerai. Tik dabar klausimas, kuris čia dabar pakrovimo ir kuris čia... Jau, man atrodo, aš jau žinau, šitas eis į kompą laidas, bet tik tai kiek čia metrų gaunasi? 1, 2... 2 metrai su biškiu laidas ir tada čia, kaip suprantu, power cable. Jo. Ir dar pažymėta, kad charging. Papučiukas, va. Kaip ir įsidėjus į laipsį čia ir sekantis eis į raudonas čia. Ką galiu pasakyti? Nu, vietos kaip ir laidas tas visai nemažas. Tai reikia pamatuoti dabar, kiek čia jo metrų yra. 1, 2. Kažkur apie, galima sakyti, apie 2,5, gal biškai net ir daugiau net. Tas eina. Taip, šitas eis USB į kompą. Kaip ir, nu ką, dar viena eis į kolekciją. Dėžė. Taip, čia kažkokia tai Inform Safety Complete Warranty, ne? Ir čia šitą pusę turėtų nusiminėti, ar ne? Čia man taip atrodo, kad čia gal nusimti. Čia mygtukas, ne? Šitas nenusimus. Tai šitą pusę kaip turėtų nusimti, sakyčiau, ne? Game tipo modas tik pasikeičia. Žodžiu. Gerai. Bandysim kažkaip tai pasijungti tą viską į kompukcerį ir pasižiūrėti, kaip čia tas viskas veikia. Čia dar instrukcija, ką reikia daryti. Pirmas, ne? Antras. Suderinsim ir, kaip sakant, ir unleashed audio compatible edges. Dolby Atoms. Ir reikia dar štryką reikia daryti. Very nice, karočią. Žodžiu, gerai, kaip ryte. Tai, kaip sakant, padarėm šiokį tokį unboxingą. Žodžiu, taip. Paslėpiam. Ir ką? Kaip ryte. Keliaunam prie kompiuterio ir bandom pajungti ir suderinti. Let's go. Tai va, žodžiu, atvarėm prie kompiuterio ir mums reikia, kaip sakant, biškelį apsivalyti ir nusimti savo šitos visus senus ausinės, ką aš jau nebenaudos, kaip ir man jau jų nebereiks. Galim jau savo šitą visą atsikratyti, kas man jau nebereikia.
O ar tikrai jisai čia kažkaip į PC aš įdėjau, kodėl čia jisai į tą Xbox'ą jisai čia įsidėgė mane namų. Tas modas. Gerai, žodžiu. Traukiam šitą ir kol kas tai padedam, tegu jisai kraunasi ir, sakant, pabandysim parsipūsti vadinamus driverius. Bet aišku, tik aš nežinau, kaip su tuo patogumu, nes kaip ir tos skylės super nėra tokios kaip ir plačios, o mano kaip ir ausys dar nėra dar tokios, dar spranda, dar tokios dar mažos, sakyčiau, tokios kaip ir, nežinau, gal nėra mažos ir nėra didelės, tos vidutinės, kaip galiu pasakyti. Bet gal nebent nusipirkus kitas pagalvėlės, kurios ant magnetų vadinamai jos keičias. Gal ir bus galima ir jas pasikeis ir gal bus patogiau. Bet, man kol kas jos patinka. Keliaunam prie OBS, prie kompo ir patestuosim, kaip tas veikia mikrofonas. Tai va, žodžio, mes dabar prie kompiuterio ir pagaliau ir kaip jums tas mikrofonas veikia. 1, 2, 3, mikrofono testas 1, 2, 3. Sakyčiau, visai jos gerai skamba. Tikrai nesakyčiau, kad aš galit patys tuo nugirst. Čia kaip ir mikrofono equalizeris yra ir pačio mikrofono ausinių tas garsą ir equalizerį naudot, kaip čia kas ten jie skamba ir viską. Tai sakyčiau, tikrai geriau nei mano tos ausinės, sakyčiau. Gal net ir geriau nesakyčiau. Aišku, pliusas tik, kad bevėlės, plius aš galėsiu, nebereiks. Aš galiu ir tiesiog pasitraukti nuo kompo ir šnekėti 1, 2, 3 nuo kompo pasitraukiam ir kiek mes dabar galim pasitraukti. 1, 2, 1, 2, dar vis mikrofonas gaunasi, o mes jau nuo kompo, ką žinom, kiek čia metrų mes esam nuo kompo, tuoj paskaičiuosim, kiek čia metras galim sakyti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrai ir nežinau, kaip ir Bluetooth'as nenutrūksta, ryšys veikia, visą kitą. Tai va dabar bus galima, svarbu, kad einant hebra į tuliką, kaip neužmirs užsimūtent, kai ten reikalus darysiu. Ne? Svarbu. Tai va, kaip sakant, tie driveriai visai greitai atsisiunčia. Tas Logitech instaliacija, parašom tas Logitech Astro A50. Užeinam į patį Astro A50. Jau man jau duoda signalus, kad dūsta ausinės, teks jau jas kaip nors pakrauti. Tai jo, dabar kaip ir kainuoja dabar tikrai biškelį pigiau. Apie 250, bet aš dar sumokėjau dar biškelį dar pigiau. Kaip sakant. Čia mes tinam angliškai. Tada einam į software ir Astro serijos software. Čia, kaip sakant, driveriai šitų ausinių. Ir, kaip sakant, ir download G-Hub desktop app. Ne? Ir, kaip sakant, ir parsipučiam. Čia galima, kaip sakant, susikurti accountą. Tai jeigu norim, ar ką ten tokio, sakant. Ir ką aš galiu pasakyti? Ar aš esu patenkinta šitom ausinėm? Dar kol kas nežinau, bet dėl patogumo, kaip sakant, turiu biškelį prie ko prikibti. Jeigu tu turi tas vadinamas ausis, kaip aš, tokias nemažas, tai, kaip sakant, tokios skylės, mano ausys nelabai jaučiasi, kad jos būtų patogiai. Kaip sakant, jos prispaustos prie mano ausų. Bet gal šitą problemą gal ir įsitaisys, kai pasikeisi, nusipirksi tas pagalvėlės. Jos ir ką aš galiu pasakyti, kaip ir ausinės groja tikrai gerai. Dar va, muzikėlę galima
pajungt nuo Copyright Music Sounds. Patylinam tik tai. Taip, signalizuoja, kad mano ausinės, kaip sakant, jos įsikrauna. Bet tikrai, groja tikrai gerai. Taip, dūsta. Ką padarysi, reikės juos pastatyti, kraut, kaip sakant. Tas ausinės. O pats mikrofonas, tai galiu pasakyti, įvertinkit patys. Mikrofonas tai tikrai gerai veikia, aš net realiai, kaip jie veikia, tikrai geriau nei kaip aš tikėjausi. Ir dar net galima, net sakyčiau, ir pačio mikrofoną gal net ir sukelt. That's how loudly your streaming audience hears voice chat on your stream. Tai čia dar galima, čia dar irgi reguliuoti, čia tų presetų yra, eiktų savo. Ir dar equalizer dar gali pagal save dar pareguliuoti, ten visą kitą. Pasinaudosim per šiandien ir dienas ir, manau, kad pliusų jau nebesi priklausomus nuo laidų. Yra vienas iš patogiausių dalykų, nuo ko tavęs jau atitraukia. Tai vat. Ką aš galiu pasakyti, hebrytę su tom ausinėm, tai nežinau, tai kaip ir jos, pagal mane asmeniškai prikibau dėl savo ausų, nes mano kaip ir ausinės nėra tokios gilios. Palyginus kaip mano šitos SteelSeries, jos kaip ir tos skylės, jos kaip ir daug turi. Tai kaip ir jeigu užsidėjus šitas SteelSeries, tai jos tikrai žiauriai patogios. Ir, kaip sakot, tai man ausų tikrai nespaudžia. Tos kaip ir jos nėra gilios. Ne ta prasme, kad gilios, bet ta pati ausų skylė nėra plati. O jos, kaip sakant, mano tos ausės viduje, tos vadinamos, laisvai jaučiasi. Tos abiškelį, kaip sakant, neapgalvojo. Logitech, kad gali pas mane būti, pavyzdžiui, kad ausys gali būti mano biskį per didokas, kaip sakant. Tai vat, bet pasinaudosim ir pabandysim gal pasikeistas vadinamas pagalvėlės, tai gal ir vadinama problema gali ir įsispręst, o savo šitas senas ausinės ką į maišelį ir į rūsį. Ir iš karto net vietos atlaisvėjo tiek, kad dabar yra ką ir dėt, kaip sakant, kai aišku reikės biškį pasivalyti. Ir ką galiu pasakyti, kaip ryte. O kas liečia unboxingas su vaizdo plokšte ir su ramais, nežinau, bet šiandien gal aš nespėsiu tai tą viską padaryti, bet su pirmai tik padarysim gal kokį rytojui, tą viską padarysim, kaip sakant, ne? Darysim tą visą unboxingą ir kompo operaciją, tą vėdarų keitimą ir viską padarysim rytoj, o šiandien pasuksim streamą, kol kas pabandysim paeksploatuoti ausinės, kaip jos jausis, kaip jos ką. Tai va, tai tiek, tai patiko video, tai nepamirškit spausti like ir subscribe mano YouTube kanalą ir jeigu nenori praleisti mano sekančiųjų video ateityje ir būsimų ir ateityje esamų ir būsimų video ir paspausk follow mano kick platformą, čia bus viršui, kad ten aš kaip ir stengsiuos daryti tiesiog live savo streamus, tiesioginės transliacijas ir aišku, užgirsti mano naujai, kaip tos ausinės veikia ir viską ir kaip sakant, ir pasibandysi, kaip jos veikia. Pratestuosim šaudyklėse, kaip jos
eksperimentuosim, kaip jūs manęs girdit, visą kitą ir tai tiek tai. Žodžiu, neužmirštam follow, mano kaip platforma, barkodas čia, QR kodas omenyje, QR kodas čia. Ir tiek tai. Tai gerą vakaro ar dienos ar ryto čia, kada mane žiūrėjot. Nepamirškit laikas ir pakomentuoti šį video, kaip čia jums toks, nežinau, ar labai informatyvus gavosi ar ne, tai aišku, tai būtų, galima buvo pasistengti, bet sorry, taip gavos ir tai ką, pasimatysim sekančiuose video, kol kas, jis hibrytė, šauti ir